Labadiena, mielos facebuilderės ir facebuilderiai. Aš esu Viktorija Baltramiejūnienė, vienintelė Lietuvoje sertifikuota facebuilding trenerė instruktorė. O kasgi yra tas facebuildingas, tikriausiai kai kam kyla klausimas. Keistas žodis face ir building. Tai yra angliškas darinys, face tai yra veidas, building tai yra statyti. Tačiau mes iš esmės nesam bodybuilderiai. Body – kūnas, statyti – build. Mes esam tie, kurie gražina veidą, kurie padaro jį draugiškesnį, jaunesnį ir gražesnį. Gražesnį veidą, skaistesnę odą, labiau atsivėrusias akis, atsipalaidavusias arba dingusias mimikos raukšlės, dingusias senėjimo raukšlės. Kodėl taip atsitinka? Todėl, kad mūsų veido ir kaklo 57 raumenys taip pat turi būti sportuojami, liftinguojami, masažuojami, tempiami ir tuomet mūsų veidas ir kaklas išgražėja ir tampa jaunesnis ir gražesnis. Todėl, kad raumuo su metais sutrumpėja. Ir jeigu mes jo nesportuojam, veido ir kaklo raumenų, tuomet mūsų veido ir kaklo raumenų karkasas susitraukia. Susitraukus karkasui, oda neturi kur dėtis ir atsiranda raukšlytės. Čia kas liečia mūsų senėjimo raukšlės. Mes kalbant apie mimiką, mimika atsiranda pati pirmoji, visos mūsų psichoemocinės būsenos atsispindi veide. Mimika mes išreiškiam mūsų vidų, mūsų emocijas, mūsų norus, troškimus, neverbalinius kažkokius požymius. Ir tegu jinai būna, būkite natūralūs ir natūralios. Negalvokime apie tai, kad jeigu mes pasitempsime arba įsišvirkšime ir negalėsime išreikšti savo emocijų, bus geriau. Iš tikrųjų, netgi psichologai yra įrodę, kad tos moteris ir tie vyrai, kurie stipriai piknaudžiauja botoksu, raumenų, paprastai tariant, raumenų paralyžiumi, kiti žmonės, kurie juos supa, nelabai aiškiai supranta ir gali suvokti emocijas išreiškiamas. Tai būkime emocingi, būkime tie, kurie yra gyvi, kurie yra mylimi ir mylintis. Šiandienos mūsų pokalbio tema yra žinomi žmonės. Mes aš pagalvojau, kad gal visai būtų smagu kalbėti apie visiems mums matytus ir žinomus veidus, kuriem reikėtų veido mankštų, būtent mano nuomonė kaip veido mankštų profesionalę trenerę. Ir galbūt jūs pasižiūrėję suprasite, galbūt ir pas mane kažkas yra panašaus, arba pas mano pažįstama ar pažįstama kažkas yra panašaus, ir aš galėčiau labai akivaizdžiai parodyti ir paaiškinti, ką čia su tuo reikėtų daryti, skirti kelias minutės savo rankomis, visiškai neinvestuojant į tai didžiulių pinigų sumų, investuoja tik tai savo meilę ir savo laiką, pasiekti puikių rezultatų. Šiandienos mūsų žinomo veido rubrikos svečias Whoopi Goldberg. Tai yra ta moteris, kuri ne visai tapatinama su europiečiais, bet raumenų karkasas visiškai nesiskiria nuo, nepriklausomai nuo odos spalvos, nesiskiria. Ir senėjimo procesai, gamtos požymiai veide liečia mus visus. Pasižiūrėjus į Whoopi, galima pamatyti nemažai probleminių vietų ir išreikšti pagarbą, kad tai yra tas žmogus, kuris ne vien tik tai apie išorinį grožį galvoja ir galvoja apie tai, kaipgi jį paslėpti kažkokias senėjimo žymes, bet matosi, kad iš tikrųjų moteris ir prisižiūri, bet veido mankštų čia reikėtų. Pagrindinė centrinė vieta, apie kurią aš norėčiau šnekėti, yra centrinė veido vieta, matomiausia ir dažniausiai užduodamas klausimas moterų ir vyrų, ypatingai moterų. Tai yra nosies lūpų raukšlė, taip vadinama, tai yra mimikos raukšlė, kuri atsiranda pakankamai anksti, jeigu mes labai aiškiai reiškime savo emocijas arba džiaugiamės arba liūdime. Ta raukšlė būna gili, ta raukšlė su metais, jinai tarsi pristabdo veido slinkimą žemyn ir tuomet skruostukai atsiranda tokie užgulę virš tos raukšlės, ką mes ir matome pas Whoopi. Šitas mimikos raukšlės reikėtų raminti. Raminti mes galime jas labai universaliu pratimu, kurį parodau jums čia pat ir dabar, kurį galite taikyti savo kiekvieną dieną. Pratimas yra 2 viename. Ir apšilimas, ir užbaigimas kažkokiu aktyvesniu pratimu, ir tiesiog išjudinimas ir ištempimas mūsų, pagražinimas visos veido centrinės dalies. Mūsų žandų pūtimas.
puikus pratimas, kuris padeda turėti mažesnę mimiką arba su ją, kaip sakau, kovoti, ją naikinti. Mums reikia tiesios nugaros, mums reikia vidinės šypsenos, tokios pat gražios kaip ir vūpi šypsenos, ir mums reikia reguliarumas, tiesi nugara, teisingas pratimo atlikimas. Taigi, apšylame dar truputėlį, kelis kartus pasukiojame mūsų galvą, išjudiname kaklą. Išjudintas kaklas leidžia kraujui plūsti į mūsų veidą ir į mūsų kaklą. Tokiu būdu dar labiau pamaitinami raumenys, dar labiau pratimai tampa veiksmingesni ir pagražėja mūsų oda, nes gerosios medžiagos ateina jai iš vidaus. Taigi, pučiam žandus po 5 kartus visiems pradedantiesiam ir ne tik, tiesiog jeigu turite laiko, darykite didelius burbulus, sąžiningai pripučiame oro iki pat vos ne akies ir truputėlį palaikome, nes tempas yra vidutinis, po 5 kartus į kairę, į dešinę. Puikiai tempiam visus raumenis. Jeigu norite dar paturbinti ir dar pridėti vieną pratimuką ir mimikos raukšlėms ir aplamai jūsų veido grožiui, visam tam centrui, padarykite oro pūtimą ir į viršų, ir į apačią. Parodžiau vieną kartą. Jeigu jums patiko šis pratimas, jeigu jūs juo tikite, nes pajutote, kad čia raumenys veikia, padarykite ir šitą pratimą po 5 kartus. O aš šiandien jums linkiu savimi puošti pasaulį, daryti veido mankštas ir džiaugtis jaunesniu ir gražesniu veidu ir kaklu.